Mes Lietuvoje tikrai, vat irgi po jau daug metų refleksijos galiu sakyti, turime kažkokį tokį nevisavertiškumo kompleksą. Tokį, na maždaug, jeigu aš mokausi, blogiau, turiu blogą pažymį, tai aš nevykėlis. Ir į pažymį turime, su pažymiu nesveiką santykį, kad pažymys yra viskas. Aš labai daug su vaikais kalbu apie tai, kad pažymys yra nuotrauka. Nes ir vėl, man dažnai sako, Austėja, tu sakai, kad pažymys nesvarbu, bet po to tu sakai, kiek gavai. Ar ne? Ir taip. Ir aš sakau, palauk, atskirk du dalykus. Pažymys šiaip gyvenime, filosofiškai žiūrint ir visa kita, yra nesvarbu. Ir jisai nesvarbu būtent dėl to, kad aš užduodu tą klausimą, kiek gavai. Ir tada visi žiūri mane, palauk, iš jūs nesupratau, ką tu čia pasakei. Dėl to, kad pažymys yra nuotrauka.